Kaip čia tos salotytės degustatoriai? Labai skanu. Kai trūksta spalvų danguje, tai tikrai tavo lėkštėje reikia padaryti spalvotas ryškės salotą. Tau reikės išlukštenti granatą, nupilti kukurūzų sultis ir pakepinti anakardžių riešutus orkaitėje ir pasmulkinti tie tolygiai pasiskirstytų salotos. Brokolį gali naudoti žalią arba tiesiog pakepinti ant ypač tyro alyvuogių aliejaus žiedeliais smulkiai supjausčius. Šį kartą padažui naudoju tiesiog ypač tyrą alyvuogių aliejų, truputį agavų sirupo, citrinos sulčių ir druskytės. Tiesiog rūgštumas, rūgštingumas, saldžiarūgštumas šitų salotų ir maistingumas tikrai patiks jums. Jeigu norite paįvairinti salotas, dar galite dėti ir obuolių, galite dėti ir kitų daržovių, kurios yra jūsų mėgstamos. Kuo daugiau daržovių jūsų lėkštėje ir šaltuoju metų laiku, tuo sveikesni esate. Patiko receptas, neabejoju, spausk like, dalinkis su draugais, rašyk komentare, gaminsiu. Daugiau mano receptų, mitybos patarimų gali rasti knygose, mitybos programuose, seminaruose, kursuose. Sveikatai palankus svetainėje yra elektroninė parduotuvė, kurioje gali įsigyti tai, kas tavo sveikatai naudinga. Taip pat sveikatai palankus svetainėje rasi ir įvairiausių straipsnių, receptų, kurie yra nemokami ir skirti tau. Naudokis tuo, ką kūriau daugiau negu 10 metų.